Pirmadienio vakarą kelyje Vilnius Švenčionys Zarasai, maždaug 25 km nuo Vilniaus, įvyko tragiška eismo nelaimė. Automobilis mirtinai sužalojo pėsčiąjį. Matote vaizdus iš eismo nelaimės vietos. Kelias Vilnius Švenčionys Zarasai. Ir apie 9 vakaro čia įvyko tragiška eismo nelaimė. Šiuo metu kelias yra ties Nemenčine uždarytas. Pravažiavus Nemenčinę ir visiškai netoli, už 100 gal metrų matyti degalinė yra, ten toliau pavažiavus. Ir čia įvyko mirtina eismo nelaimė. Pirminiais duomenimis automobilis BMW partrenkė pėsčiąjį einantį keliu. Na ir žmogus nuo patirtų sužalojimų mirė iš karto. Įvykio vietoje dirba ekspertai policijos. Automobiliai yra nukreipiami važiuoti aplinkeliu. Štai čia eismą reguliuoja policija. Liudytojai buvo, kurie matė keliu einantį žmogų ir paskui visai netrukus išgirdo žviegiančius stabdžius ir smūgį. Paaiškėjo, kad žmogus buvo pėsčiasis partrenktas ir medikai konstatavo jo mirtį. Iš karto nebuvo nustatyta žuvusio tapatybė. Ties Nemenčine kelias yra uždarytas ir tenka važiuoti aplinkeliu.